Sveiki visi, kas mūsų klausote ir mūsų žiūrite. Jau trečias epizodas iš ekonomikos ir inovacijų ministerijos, iš mano kabineto, kur kalbame svarbiomis ekonominėmis temomis. Ir šiandien mes norim pasikalbėti apie eksportą. Su mumis jau beveik tradiciškai yra Karolis iš mano komandos. Mes ryte filmuojam, tai dėl to Karolis ir sako labas rytas. Ir taip pat turime du svečius, labai įdomių ir labai skirtingų įmonių atstovus. Tai Omnisendo Ryti ir Labas. Lonas Group Doma. Labas, sveiki. Labą rytą. Labas rytas. Mes irgi ryte filmuojam, tai sveikinam. Labai smagu, kad sutampa mūsų laiko juostos. Aš galvoju, gal pradėkim nuo paprastų dalykų. Papasakokit, ką veikia jūsų įmonės. Gal Domai nuo tavęs pradėkim. Papasakok, kas yra tavo įmonė, kuo jūs užsiimat ir taip toliau. Tai iš principo tai yra family business. Ir šiais metais atšventėm 30 metų įmoniai. Aš esu sūnus tėvų, kurie startavo būtent Loną. Ir šiandien dienai tai yra turbūt Lietuvoje daugam yra žinomas prekės ženklas, tai yra čiužiniai, lovos ir viskas, kas yra su miegamuoju. Ir kaip aš mėgstu sakyti, kad mes parduodame ne daiktus, o parduodame komforto jausmą patį, čiužinį. Ir į tai labai daug įeina, tai manau, kad vėliau galėsim tą paplėtoti. O mūsų įmonė yra išaugusi iš vienos UAB marškinių. Šiandien yra 7 įmonės grupėje. Tai mes turime ir porolono apdirbimo įmonę, tai būtent aptarnaujanti yra tiek grupės interesus, bet ir daug Lietuvos baldininkų, eksportininkų, kurie šiandien bus turbūt aktualu pakalbėti, kaip jiems sekasi. Tai minkštų baldų, tai porolono detalės, būtent baldams. Ir turim vidinių įmonių, kurios yra aptarnauja tiek logistika, transportas, gamyba atskirta nuo prekybos. Turime Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje savo mažmeninį tinklą, tai yra 21 saloną ir grupė vienyje apie 200 žmonių. Aš kaip pas jūs buvau įmonėje, tai buvo toksai labai artimas ryšys tarp jūsų visų. Vat, kas ir klausotės, nedažnai būna, kad vaikštai po, pavyzdžiui, ten fabrikinės tas patalpas, tos sandėlius ir eina vadovas ir high-fivina su visais savo darbuotojais, paklausia, kaip tau šeima, kaip vaikai, kaip sekasi ir taip toliau. Tai tas šeimos verslo ir artumo ryšys pas jūs yra labai ryškus. Ar čia taip natūraliai išeina, ar čia yra kažkokia įmonės, nežinau, filosofija, strategija? Geriausia filosofija, tai aš vis tiek manau, kad tai yra ką tu randi savo viduje. Ir jeigu tai pavyksta kažkaip išpaišyti, užrašyti, tai yra tobula. O tai pavyksta turbūt dėl to, kad mano tėtis yra kilęs iš kaimo, vienkiemio, visiško. Ir jis niekada to nesigėdėjo ir šiandien dieną jisai tą kaimą labai myli, ten kuo toliau, to dažniau važiuoja į savo tą tėviškę, ten būna. Ir mums tą paprastumą kažkaip davė ir mes niekada, augant tam verslui, mes niekada netitrūkom nuo žemės, visada buvom prie darbininko, prie darbuotojų, vasaromis nuo 14 metų, aš atsimenu, mano vasaros buvo įmonėje. Dirbau sandėly, krovėjų, šlavėjų, kurjerių, čiužinių vilkėjų, kuo tik tai buvo galima norėti. Ir paskui tos studijos, pabaigtos irgi vadybos, paskui natūraliai irgi pritraukė prie to verslo, nors tai nebuvo sąmoningas, vėlgi, nebuvo sąmoningas kažkoks projekcija, kad dabar vaikai dirbs versle. Natūraliai. Ir tiesiog iš tų darbuotojų, kuriuos aš pažinojau, kurie mane žinojo kaip vaiką, trindavomės ten prie tų porolono, tų blokų didelių, prie viso ko, aš atėjau į administraciją, prie pardavėjų, į parduotuvės ir taip biškai, žinai, augom. Super. Tai grįšim dar prie jūsų augimo. Ryti, dabar papasakok apie savo įmonę. Omnisendas atrodo
vis dar priskiriamas, na, kaip tech įmonė priskiriamas startuoliam, bet kita vertus tai jau seniai nebe startuolis, aš atsimenu, gal dar mokykloje buvau, Omnisendas jau buvo, ne? Bet kažkokie tavo jau SMS sprendimai jau kažkokie buvo tuo metiniai, ar ne? Tai papasako, kaip tu skūrei savo verslą. Tai smagu, esu lono naudotojas, miegojau ant lono čiužinio, patenkintas. Ar gerai išsimiegojai? Gerai išsimiegojau. Rytas man visada sunkus, bet lono čiužinys čia ne prie ko. Tai buvo nuo pat mokyklos arba ankstyvos jaunystės. Tai tikrai puikus prekės ženklas ir dar matau lono parduotuvę pro savo ofiso langą. Neseniai buvo renovuota, tai va toks santykis su kitų pašnekovu. Kalbant apie Omnisend, tai taip, mokyklos laikais buvo kiti bandymai, kurie pakeliui buvo nelabai sėkmingi ir Omnisend yra trečias bandymas įkurti startuolį. Ir panašiai, aš manau, kad vis dar esam startuoliai, tai startuolis tai yra dvi dimensijos, kurios apibrėžia. Tai yra tavo augimo tempas ir globali ambicija. Tai ką mes darom, tai yra visiems tiem, kurie prekiauja internetu, mes padedame bendrauti su jų esamais klientais. Tai reiškia siūsti jiem elektroninio pašto laiškus, SMS žinutės, tos vadinamos web push notifications ir pakviesti klientą pakartotinai ateiti. Va, kai kas nors pardavinėja čiužinį internetu, dažniausiai pirmas pardavimas globaliai, aš čia kalbu, nes mūsų 98% pajamų ateina ne iš Lietuvos, tai didžiausia rinka yra JAV, tai reiškia, pirmas pardavimas dažniausiai yra nuostolingas. Tam, kad atsivestum klientą, susimoki Google, susimoki Facebook'ui ir tau lieka minusas. Tai labai svarbu, kad klientai grįžtų pakartotinai ir pirktų pakartotinai. Tai be abejo yra labai svarbi patirtis, ar prekė buvo kokybiška, ar paslauga buvo kokybiška, bet tuo pačiu reikia klientą atsivesti, paskatinti vėl sugrįžti, pirkti antrą, trečią kartą ir tada iš to gaunasi verslas. Tai va, tai mes padedam visiems tiem verslam bendrauti su esamais klientais ir užsidirbti. Fokusuojamės į mažą ir vidutinį verslą, tai nuo vieno žmogaus, tas angliškas terminas side hustle, tai yra po pamokinė veikla, kad turi savo dienos darbus ir vakarais ką nors hobį paverčia verslu ir paverčia prekybą iki tikrai didelių kompanijų kaip Lego, Samsung ir panašiai. Čia, žinai, tas Lietuvoje mes dabar labai visi pasinešę ant tų vienaragių medžioklės. Tai aš turiu užduoti šitą klausimą. Tai kada jau jūs tapsite vienaragiu? Tai išlys, kada ragas išauks. Tai nežinau, negaliu atsakyti. Nėra tikslo savaime, tai yra labai smagus titulas ir aš suprantu, kad komunikacinė prasme šaliai tai yra labai nuostabu. Vėlgi, įkūrėjam tai irgi yra nuostabu, nes tai pavirsta į labai materialią išraišką. Vėlgi, tai kalbam apie vertinimą įmonės, tai yra pinigai. Bet tuo pačiu yra dvi dedamosios. Vienas tai reiškia tai, kas nuo tavęs priklauso. Tai mes toliau augam, toliau stengiamės, o šiemet augam apie 40% metai, lyginant su pernai metais. Tai, bet tuo pačiu priklauso nuo rinkos aplinkybių. Tai šiuo metu rinkos aplinkybės nėra palankios, makro aplinkybės, tai reiškia technologinių sektoriaus verslų apskritai įverčiai yra kritę gerokai, lyginant su tuo, kas buvo. Šiuo metu pagal įvairias analizės, ten statistika visada yra ta melo rūšis, bet įverčiai yra maždaug 10 metų žemumose, gal dar ir 13 metų žemumose, tai aišku, kad šiuo metu tą įvertį pasiekti sunkiau. 21 metais matyt būtumėm buvę arti, 23 dar reikia padirbėti. Tai va, bet toje, kaip sakant, eilėje, toli gražu, ne paskutinėse gretose. Ne paskutinėse, bet vėlgi mes fokusuojamės tiesiog į kokybiškai ir gerai daryti savo darbą ir, reiškia, mūsų pačių augimas priklauso nuo mūsų, tai mes ir tą ir fokusuojamės. Išorinė rinka nuo mūsų nepriklauso, tai nereikia galvoti ir per daug rūpintis tomis aplinkybėmis, kuriams tu neturi įtakos, nes užsigraužti gali, rūpinkis tai, ką gali pakeisti. Aš tik noriu atkreipti dėmesį, kaip kasdieniškai Rytis paminėjo 40% metinį augimą. Ir taip lyg tarp kitko. Nors šiaip realiai pasižiūrėjus, tai yra milžiniškas skaičius. Lyginant apskritai su galbūt startuolių ekosistemoje nebūtinai, bet žiūrint apskritai bet kokią kitą ekonomikos rūšį, turėti 40% metinį augimą, čia yra kosmosas. Čia 23 metais, lyginant su 22. Taip. Tai va šito viso neapibrėžtumo sąlygom, amazing šiaip jau.
Pakalbam apie eksportą. Tai dėl to mes dar save ir vadinam startuoliu, kad mums dar toks augimas jau yra normaliai, bet nėra, kad džiugintų. Pakalbam apie eksportą. Mes iš tikrųjų gana daug čia ekonomikos ministerijoje, vienas iš mūsų laukų, kur mes dirbam, yra padėti įmonėms arba surasti naujas rinkas, arba surasti partnerius ir aišku, ne visada čia tos valdžios ir dažniausiai iš tikrųjų valdžios įsikišimo nereikia, bet yra šalių, kuriom galbūt, kurios atsiveria lengviau kartu su valdžios palaikymu. Lygiai taip pat padvigubinom komandas, kurios dirba būtent eksporto srity visam pasaulyje. Ir mūsų komercijos atašė dabar daug stipresnė komanda yra negu radom Vokietijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose ir kitur. Tai čia yra mūsų tas vaidmuo toksai tokio fasilitatoriaus, durų atverėjo ir pagalbininko. Tačiau kartais tai yra labai svarbu, nes 90% tikriausiai BVP sukuriama iš eksporto. Tokia šalis kaip Lietuva, nieko čia viduj mes, o beje apie tai pakalbėsim, ar tikrai viduj mažai suvartojam, daugiau pardavinėjam į pasaulį. Karoli, kaip tu galvoji, kas toliau, nes atrodo nemažai padaryta ir pats tu atsakingas už eksportą esi mano komandai. Kaip tu manai, kas toliau, ką dar čia galim padaryti ir matyt pereisim prie įmonių pavyzdžių ir jūsų verslų, kaip jūs mato savo tas paslaugų ir prekių eksporto strategijas? Aš sakyčiau, per pastaruosius metus apskritai yra įvykęs tam tikras toks ir psichologinis pokytis, nes mes ilgus metus save laikėm centrinės rytų Europos, galbūt Skandinavijos, šiaurės šalių regiono valstybė, kuri ir yra veikia šitam regione. Ir jeigu pasižiūrėti ekonomiškai, realiai mūsų didžiausias prekybos partneris yra Lenkija, mes turim pakankamai didelį integraciją su Skandinavija, su Vokietija, tai yra mūsų tokia, kabutėse, namų rinka ir mes visada daugiau mažiau ten ir veikiam. Ir mums Amerika, Azija, tai atrodė labai toli ir labai neįveikiam ar neįkandama. Man atrodo, per pastaruosius metus mes turim vis daugiau pavyzdžių, kad Lietuva yra globalios ekonomikos žaidėjas ir mes turim ką pasiūlyti. Ir šitoje vietoje per pastaruosius metus taip mūsų tinklas ir matomumas ir akys pasaulyje išsiplėtė. Mes turėjom vieną komercijos atašę Amerikoje, kuriam iki Bostono atskristi iš Los Andželo užtrukdo tiek pat laiko, kiek mums iš Lietuvos į Bostoną. Tai šitoje vietoje dabar turim 3. Turim pagaliau tinklą Azijoje, turim daug stipresnį ir didesnį tinklą Europoje. Ir šitoje vietoje į plotį mes jau kaip ir šiek tiek žengėm tokį žingsnį. Mes nesam dar airių lygi, nesam korėjiečių lygi, danų, airiai turi 20 kelis žmonės tik Kalifornijoje. Tai mes turim 24 visam pasauliu. Tai šitoje vietoje iš kitos pusės augimas yra didžiulis. Bet man atrodo, kad dabar mums yra labai svarbu eiti ne tik į plotį, bet ir į gylį. Ir nebijoti pripažinti, kad taip mūsų namų rinkos mums yra svarbios, tokios kaip Lenkija, Vokietija, ir turbūt jos bus dar ilgus metus svarbesnės negu tolimos ir kabutės egzotiškos rinkos, kurios yra labai toli, nes čia įdirbis yra visai kitas. Bet mums reikia nebijoti išsigryninti, nebijoti pasakyti, ką mes galim ir ko mes negalim. Nes dažnai mes turim tokios, aš sakyčiau, mes išgyvenam tokią dabar prekybos paauglystę tokią, nes mes išaugom, mūsų apimtys išaugo ir verslų apimtys ir ambicijos išaugo, bet dabar mums reikia kažkaip pereiti už tos paauglystės į tą brandos stadiją, kai tu pradedi pripažinti, kad gal mums nereikia eiti į Amerikos rinką, nes mums yra per sunku ir per sudėtinga. Galbūt mums reikia eiti, gilinti savo ryšius Vokietijoje. Galbūt reikia eiti į Singapūrą, bet neiti į Korėją. Nes dabar tos ambicijos, kur yra labai gera, mes turim labai daug. Ir dabar, man atrodo, mes per artimiausius kelis ekonominius ciklus pradėsim koncentruotis. Ja, ir yra labai skirtingos rinkos. Čia tu Koreją paminėjai, bet kokia Koreja nuo Japonijos drastiškai skiriasi ir įeiti į Japoniją yra, matyt, dar sunkiau negu į Koreją. Rytis nori sureaguoti. Replika mes. Tai aš manau, kad verslas labai daug padaro savarankiškai ir padarys savarankiškai, jeigu kalbant apie kur gali valstybė, vyriausybė prisidėti, aš tai labiausiai matyčiau bendras mūsų šalies žinomumas. Tiesiog, reiškia, nes kaip viskas dėliojasi, ne? Tai tu turi gerą produktą arba paslaugą, jau nori
ir galbūt norėtų pirkti, ne? Bet tu esi iš kažkokios terra incognita, ne? Daryti pavedimą į šalį, kurios pavadinimą aš pirmą kartą gyvenime išgirdau, nejauku, nepaisant to, kaip gerai atrodo tai, ką jie man bando parduoti. Tai aš manau, kad bendras tiesiog Lietuvos prekės ženklo stiprinimas, Lietuvos žinomumas, vardo, visų pirma, kad tai nėra kažkas tai šalis, apie kurią aš sakau, pirmą kartą gyvenime išgirstu, tai būtų didžiulio pagalba. Vėliau verslai padarys savo. Ir, tai keičiasi. Tikrai yra, aš labai nemėgstu tų žmonių, kurie visada sėdi ir verkia ir sako, kaip čia viskas blogai ir panašiai. Tai tikrai labai keičiasi, mes patys Omnisend, kai pradėjom, tai dabar jau artėjom link 10 metų, tikrai nemažai čia laiko praėjo, bet ta prasme mes tada pradėjom prekiauti per UK registruotą bendrovę, nes Lietuvoje net negalėjom priimti atsiskaitimų kredito kortelėm pasikartojančių, tiesiog net nebuvo tiekėjų. Ir nekalbant apie tai, mes tikrai kurį laiką jautėm, kad, kai tu pasakai, kad Lietuva kažkaip žmonėm nejauku atiduoti savo kredito kortelių duomenis. Šiandien dienai mes, viskas, nebesislėpiam po jokią ten Britaniją, nebesislėpiam po jokią Londonų. Drąsiai pakeltą galvą sakom, kad mes esam lietuviai iš Lietuvos ir čia gal ir vidinis, tu nebebijai, bet ir kiti nebebijo. Lietuva yra technologiniam žemėlapį, jinai po truputį atsiranda, tai vis dar nykštukė, vis dar pirmieji žingsniai ir panašiai. Tai jeigu Lietuva tiesiog būtų žmonių sąmonėje, toliau verslai padarytų savo darbą ir atsineštų savo prekes, savo produktus ir įtikintų. Aš manau, kad tai yra tas pirmasis žingsnis. Dvi nedidelės labai trumpos istorijos priminiai. Su Karoliu viena mums įvyko Jungtinėse Amerikos valstijose, kai registravomės viešbutį, sako moteris, Lithu what? I'll figure it out later. Tai dar vis yra su žinomumu problema viešbučių sektoriuje. O kita istorija... Galbūt, kad jūs buvot pirmi, žinai, lietuviai jos karjeroje, tame konkrečiai viešbutyje. Bet yra ir labai daug, kur yra, Lietuva, tai ten mano prosenelis iš Pensilvanijos yra koks nors tenais... Tai bet čia gerai dar būtų. Čia yra nuostabu dažniausiai. Ir tai irgi yra kita mūsų eksporto potencialas, kurį mes turime. Tai faktas, mums nereikia Amerikoje mums mažiau reikia pristatinėti, kas mes esam, bent jau mano patirtimą, mums Izraelyje nereikia sakyti, kas yra Lietuva. Yra šalių, kur vardas yra girdėtas, žinomas, bet kas yra įdomu, nežinau, Karolė minėjai Vokietiją, ar ten kažkaip tas rinkas, bent jau iš mano patirties keliaujant, tai JAV dažniau žino Lietuvos vardą, negu kad Pietų Europai. Arba kažkaip kitaip, geresnė reputacija. Antra istorija. Ką tik iš Vokietijos irgi pietavau su vienos didžiausių automotive įmonių. Negaliu sakyti, aišku, labai noriu, bet negaliu, nes konfidencialus tas susitikimas buvo valdybos pirmininku ir valdybos nariais. Ir mes kažkaip kalbam, sakau, tai kaip čia vis tiek ta Lietuva tam žemėlapį neatsirado, nes aš jau prieš eidama į susitikimą supratau, kad mano darbas, bet ten kai kurių kitų užduočių konkretesnių buvo tiesiog jiems užlaudinti žemėlapį į šiaurės rytus. Ir jie sako, sako, fiziškai Čekija, Slovakija atrodo arčiau kažkaip ir mes dėl to ten, daugiau ir veikiam ir žiūrim. O jūs, apie jūs nieko nežinom. Ir jų patarimas buvo, tiesą sakant, toks labai paprastas. Tiesiog eikit daugiau, važinėkit, kalbėkit, megzkit kontaktus ir daugiau pasakokit. Pateikė pavyzdį iš Kanados dabartinės vyriausybės. Sako, jie labai matomi Vokietijoje ir ne tik ten dėl tų visų subsidijų, kurias irgi panašiai kaip ir amerikiečiai daro. Bet ir dėl to, kad ministras tiesiog fiziškai sėdi, važinėja ir lipa per langą, kaip aš sakau. Tai vis dar atrodo Vokietija. Pagrindinė jau čia mūsų rinka, čia didieji investuotojai Lietuvoje, ten kontinentaliai, Helos, jau atrodo vokiečių čia tiek daug. Ir vis tiek, vienas didžiausių koncernų sako, nežinom. Ir paskui, tikiuosi, kad atvažiuos, nes domina ir daugiau dalykų ir, kaip sako, Beyond Automotive ir tech ta industrija labai, labai, labai susidomėjo, tai žiūrėsim kaip.
Tai važinėti tai vienas dalykas, bet kitas dalykas, kur, vat, manau, vyriausybė buvo puikų dalyką, nežinau, kurį ten ministerija darė, neprisimenu, bet tas buvo skandalas. Ne? 50 000 berods kainavo Financial Times, tas 7 lapai, jūs darėte, ne? Tai kodėl jūs išsigando? Tai kodėl jūs išsigando? Dabar šunys loja, bet reikia, kad kiekvieną mėnesį apie Lietuvą Financial Times, CNN, BBC, Bloombergas rašytų. Nes 50 000 iš tokį ryčią yra niekas. Tie, kur... to nežinai, čia tokia taisyklė irgi. Va būtent, ir ta prasme, reiškia, ir čia, reiškia, kažkokiam tai vėlgi lokalus žurnalistas piktas išpučia skandalą, bet, tai vienas dalykas taip gali, ministras pirmininkas nebūti, kaip sakai, visur, ar ministrė kažkur būti, bet kitas dalykas, irgi puiku, nes tie žmonės skaito, tie verslai skaito tos leidinius, ne, ir va, prašau, to pasimatys, ir tai yra neįtikėtinai pigu. Žinai, čia, man atrodo, yra tokios brandos truputėlį klausimas, irgi mes etapiškai tame einam. Dabar jau nieko nebestebina, nežinau, verslo misijos į Ameriką, verslo misijos į Singapūrą, Japoniją ar Koreją, nes tai yra normalu ir tai yra visiškai suprantama, kad taip mes turim ten dirbti. Turbūt prieš kokį 10 metų ar 15 ar 20 pasakytum, kad yra verslo misija ten į Ameriką, tai būtų pirmas klausimas, tai kokių ten ekskursijų turbūt susigalvojat, nes ką jūs ten daugiau veiksit Lietuvoje, Amerikoje ar ten kokioje Azijoje. Dabar jau ateina tas supratimas, kad tai yra okei, ne tik važiuoti į Lenkiją ir Vokietiją, bet važiuoti į Japoniją ir Koreją, pardavinėti lazerių, IT sprendimų ar kitų dalykų. Tai čia lygiai taip pat ir tai irgi yra tam tikras brandos procesas, per kurį mes einam, kad reikia į savo žinomumą investuoti pinigus. Ir niekam mes savaime organiškai labai retais atvejais esame įdomus. Ir mes turim dėti milžiniškas pastangas. Ir dabar jau po truputėlį, man atrodo, irgi atsiranda daugiau to supratimo, kad mes privalom važiuoti, privalom investuoti, privalom mokėti didelius, alokuoti resursus tam, nes tai savaime neatsiranda. Nes ateis rumūnai, lenkai, estai, čekai, slovakai, kurie suinvestuos. Ir tada pas tą patį Vokietį Lietuva bus kažkur arba toliau, arba arčiau. Domai, dar iš prisiminimais dalinuosi iš vizito pas tave. Kažkaip mes visada pripratę, kad įmonės pasako, čia viską eksportuojam, 90% važiuoja ten į valstijas, ten būna neįtikėčiausias pasaulio kampelius supakuotos prekės. Brazilija stovi sandėly, kur jau skris ten, ne? O tu taip specifiškai pasakei, mes neeksportuojam. Mes dirbam namų rinkoje. Papasakok tą savo filosofiją, kas yra tavo namų rinka, kodėl nesinori ten užsigriebti, nežinau, Omano rinkos. Tokį specialiai pasakiau pavyzdį tolimesnį. Kaip jūs tą matote? Jo, tai pirmiausia, tai pritarčiau gal vyrams tuo, kad verslas... Vyrams. Nes jų argumentai buvo. Paskui moteriai pritarsiu. Arba pasiginčyti su manim. Gerai, čia atsargiai. Mintis buvo ta, kad verslam, ryčių gal tada patikslinsiu. Mintis buvo ta, kad verslams nereikia didelės pagalbos, jie patys padarys savo darbą. Tai ir pritariu tam, kad verslas turi būti savarankiškas ir sveikas organizmas. Ir jeigu jo startas yra jau su parama arba su pradžia arba kažkur su politinė pagalba, tai nežinau, ar iš to kažkas ilgainiui gausis tvaraus. Tai vienas momentas, o kiekvienas verslas yra, manau, kad yra geras, jeigu tu jį pasirinki daryti gerai. Tas pats eksportas lygiai taip pat. Mūsų tas kelionė tai buvo augant šiek tiek kitokia, mes esam valdininkai, gamintojai ir pažiūrėjus, tai gal didelė ekonomikos dalis būtent ant baldų gamintojų yra ir jie dideli. Bet per 30 metų mes turėjome labai daug šansų tapti tuo dideliu baldų gamintoju, bet buvo ta svajonė ir ta tėčio, atnešta svajonė, kad turi būti lonas, brandas, kuris turi kažkokią žinutę, kažką kūrė daugiau negu tik tai daiktą. Ir vėliau mes vaikai tai irgi perėmėm sumai, kad mes nenorim tapti cechu, kuris dirba 3 pamainom, pučia, auga. Mes irgi puikiai žinom, ką reiškia augti ten 30-40% ir jeigu tą tempą laikai ten 2-3 metus, tai skauda. Tai skauda net ir krauju, ten trūksta patalpų, trūksta žmonių, trūksta kompetencijų, trūksta ten daug labai dalykų. Ir mes vis dėlto gryninamės tą kelionę, kur mes norim būti ir nusprendėm, kad tie dideli tikslai, kuriais irgi turėjome gal savo svajonių užsvaigtų, kad norim didelio eksporto šalia ir brando palaikymo, atėjo metas, kai supratome, kad
turbūt tai bus sunkiai suderinama ir mes norim turėti savo stuburą, savo kelią, o tas kelias yra būtent ne tik gaminys, ne tik tas cecho darbas, o gaminti daugiau tą pridėtinės vertės produktą, kuriame tu įvelki į gaminį daug daugiau negu tik tai pats gaminys, kurį gali nupirkti žaliavą, pasamdyti darbininką, sujungti, parduoti, kažkam didelės fūras krauti, vežti ir pirmin valio, geras biznis. Mūsų kelionėje tas buvo noras kurti tą filosofiją, kurti tą komforto jausmą, tą kliento aptarnavimą. Ir šiandieną, kai aš sakau, tai tas, nors mes esame ir gamintojai, turbūt ta etiketė yra ir turbūt ir bus ir nėra nei gal bloga, bet šiandieną mūsų biznėje gamyba nėra ta vedančioji. Jūs esate dabar pirmieji Lietuvos rinkoje pagal čiužinius ar antri? Pagal ką lyginant? Pagal prekės ženklo žinomumą, paskutiniais tyrimais dabar šviežiais, tai 73% Lietuvos gyventojų žino Loną ir atpažįsta. Tai mums tai yra labai aukštas vertinimas. Pirmoji vietoje yra tik tai įmonė, kuriai šiandien labai sunkiai sekasi. Tai Lonas toj bus pirmas. Aš galiu repliką. Galiu repliką šiek tiek. Čia va tai va, kad Domas sako, aš galbūt taip išgirdau lygtais, kad va, jūs norite turėti prekės ženklą ir iš esmės jūs eksporto galimybės mato tik tai tapdami vieno švediško giganto, reiškia, tiekėjo, ne? Tarsi. Tai aš manau, kad mes Lietuvoje ir prieš 10 metų matyt taip ir buvo, prieš 15 metų tikrai taip ir buvo, bet aš manau, kad mes Lietuvoje pradedame turėti vis daugiau ir daugiau kompetencijų, kai galima eksportuoti ir prekės ženklus, ir visą emociją, kurią jūs norite sukurti, ir tai nebūtina jums pavirsti tik tai šitų, tuo gamybinį, Ikėjos, taip, tas pavadinimas, Ikėjos fabrikų, kad jūs, reiškia, kalat pagal jų standartus ir taip toliau. Tai čia jokių būdų nesakau, kad tą būtinai darykit, bet aš manau, kad dar turbūt aš taip jūsų balsė išgirdau to tokio, kad jeigu eksportas, kodėl aš, reiškia, apie tai galiu kalbėti, nes prieš Omnisendą mes darėm skaitmeninės rinkodaros agentūrą ir irgi tuo metu mano įsivaizdavimas, kad galima eksportuoti, tai yra pigesnės darbo valandos programuotojų. Bet paskui pradėjom produktizuoti ir, ir pasirodo, kad įmanoma. Aš gal papildysiu savo mintį, kad mūsų nėra strategija, užsivakuumuoti vidaus rinkoje. Šiandien mes turime Latvijoje ir Estijoje savo istorijas darom, bet mes savo atsakėm tada taip, kad tuo metu, kai mes būsim pasiruošę žengti kitą žingsnį ir eiti, mes eisime jį tvirtai ir eisime jau, ilgam. Tai reiškia, kad paimti naują rinką su savo prekės ženklu, tai yra labai ilga ir sudėtinga kelionė per kopas, per pelkes ir taip toliau, nes ten daug labai iššūkių. O papasakok truputį apie Latviją ir Estiją. Tai vis tiek yra namų rinka jums, ar ne? Ir, tikriausiai taip ir yra. Tai yra net, ką mes čia, aišku, mes visi tarp savęs Baltikai, Baltijos šalis galvom, kad mes labai skirtingi ir labai išskirtiniai vieni nuo kitų. Ir yra tų skirtumų, bet šiaip net ir, bet kokiam investuotojui tai yra vienas regionas, vienas toksai kaip ir darinys. Papasakok, ar yra kažkokių skirtumų tose rinkose nuo Lietuvos ir kaip jūs ten veikiate? Tai vienas dalykas, kad norint daryti eksportą su prekės ženklu kitoj šalyje, turi suprasti vieną dalyką. Nesvarbu, kaip tau sekasi Lietuvoje, niekas tavęs nelaukia užsienyje. Estijoje. Nesvarbu kur, ten Latvijoje, Estijoje, ten Vokietijoje, Prancūzijoje ar dar kažkur. Ir tu turi pradėti viską nuo nulio. Ir tie žingsniai būna, pradžiai maži, būna klaidų, klaidos kainuoja. Ir kaip mums sekasi, mes Latvija, tarp kitko, yra toks bandymas, labai daug toks tipinis eksporto ėjimas Lietuvos verslų, kurie jau nori galbūt savo eiti, tai toks kelionė eina per Latviją, einu į Estiją, iš Estijos galbūt bandau eiti į Skandinaviją. Mes nepaslaptys irgi tuo keliu ėjom, į Latviją buvo eita turbūt 3 kartus per 30 metų istoriją, ne visi tie atvejai buvo pavykę su ir ekonominiam situacijom, ir su pasitikėjimu latviškų personalų yra buvo visokių tais atsitikimų. Bet mes, kai nusprendėme 2018 metais jau eiti į Latviją, nepabandyti, o eiti nugalėti, mes sakėme, kad mes esam pasiruošę.
ir sakėme, kad visą jau valdymo centrą esam pasiruošę daryti, turim apskaitą, turim IT, turim sprendimus, turim kaip valysime visą vadybą, darysime iš Lietuvos. Ir Latvijai mes pradėjome, tai 5 metus mes esam Latvijai, tikrai nėra lengvi tie 5 metai, bet jau dabar jau panašu, kad Latvija jau mus pradeda matyti, atpažinti ir mėgti. O Estijoje 2020 metais per COVID, kol dar mes neturėjome tos nuotaikos šio ore, mes turėjome irgi jau tikslą 20 metais ateiti į Estiją, atidarinėdami salonus ir taip toliau, bet matydami, kad vėlgi niekas mūsų nelaukia, niekam nieko tas lonas nesako, mums prekybos centrai geros vietos, niekas durų neatidaro, nelaukia ir atėjo COVID-as. Per COVID-ą visi verslai pirmiausia bandė apsisaugoti patys, bet kai mes pajutome, kad namų apyvokos sektorius pavasarį jisai jau kyla, tai mes pamanėme, kad kontroliuojam situaciją ir pradėjome ieškoti galimybių. Nesupratome, kad kol mes dar anksti pajutom, tai mes tada užmetėm meškerių ir su to meškeriem pavyko sužvejoti vieną prekybos tinklą nupirkti Estijoje. Tai va dabar turime tokias skirtingas istorijas, kur patys pradėjome eiti žingsnius ir nupirkome, rebrandinome ir dabar ten jau yra lonas, kaip įprastas lonas, bet per kitą istoriją. Aš, jeigu galiu, aš anksčiau irgi į Latviją, kaip Aušrinė pasakėjai, toks, lietuviai čia, ne velnio ten nėra namų rinka, nelaukia tie Latvijai ir Estai, jau nekalba apie Lenkus mūsų, nemato jie mūsų kaip čia vidaus gamintojo ar paslaugų teikėjo. Tai mano turbūt, aš klausau, Domo replika būtų, jeigu jūs per pastarosius ten 10-20 metų 3 kartus būtumėt bandę įeiti į Vokietijos arba JAF rinką ir 5 metus būtumėt ten, sunkiai ir dantim nagais užsikabinę, dirbę, jūs būtumėt užsikabinę, tiesiog rinkų dydžiai yra nepalyginami. Aiškiai, čia yra didžiulės pastangos ir čia, mano požiūriu, čia yra viena iš kertinių, aš pats tą klaidą dariau, dėl to drąsiai galiu kalbėti, čia ne kažkoks guru, kad mes lietuviški verslai klaidingai manome apie artimiausios šalis. Tai yra mažytės rinkos mažesnės už Lietuvos. Pastangos pasimti tas rinkas yra reikalingos tokios pat, kaip pasimti didelės rinkas. Ir reiškia, sakykime, tam, kad tu turėtum 100 vienetų pajamų, greičiausiai Latvijoje tau reikia pasimti 30% rinkos, JAV tau reikia pasimti 0,5% rinkos. 0,5% rinkos pasimti bet kur yra lengviau. Ir su tom pačiom pastangom ir panašiai, bet tai yra tik tai startas, ir toliau tu dasikapstyk iki 3% Amerikos rinkos ir tu būsi 5 kart didesnis, negu kad gali būti Latvijoje, net ne 5 kartus didesnis. Tas pats Omnisendo, konkrečiai Omnisendo patirtis, šiuo atveju tai jeigu mes būtumėm bandę veikti lietuviškoje rinkoje, tai mes būtumėm, reiškia, kiek ten 2% to, kas esam. Negalėtumėm nei tokio produkto, nei tokio personalo išlaikyti. Kaip Amerikos rinkoje, nebuvo taip, kad irgi visi išskėstom rankom laukia. Kaip ir Latvijai. Kaip ir Latvijai niekas išskėstom rankom nelaukia. Truputį papasakau, kaip jūs įėjote, nes jeigu kalbant apie tas pačias jau prekes, tai yra beprotiškai sunku įeiti į Jungtinių Amerikos valstijų rinką, tą girdim ir kartais per Kanadą verslai lipa į valstijas, kartais kitaip, kaip Omnisendui, kaip jūs ten įsitvirtinot? Aš sutinku, kad skaitmeninis importas tam tikrą prasme yra lengvesnis, kadangi mūsų produktas yra, turbūt jūs statistikoje įdėtumėt prie paslaugų, ar ne? Prie paslaugų, čia ne prekė. Tai ne chemijos produktai. Ne chemijos produktas. Tai iš tiesų, tai tiesiog mūsų pradinė prienų, atsakant tiksliai tavo klausimą, reiškia, būsim pradėjom prielaidą. Kadangi mes norim specializuotis ir matom galimybę elektroniniai prekybai, Lietuvoje nėra rinkos. Reiškia, reikia eiti į didesnės rinkas. Pirmas žingsnis, kur mes suprantame, yra Didžioji Britanija. Pukštą aš išskridau gyventi, mes dviese pagrindiniai steigėjai, pačioj pradžioje aš skridau į Londoną, o dabar jau čia pradavinėsiu. Man tiesą sakant, buvo naujiena, kad tu nebeapsimetinėjai, kad jūs esate UK kompanija, tokia maloni. Taip, mes nebeapsimetinėjom, vėlgi, tai visiškai tiksliai mūsų holdingo bendrovė yra registruota Didžiojoje Britanijoje ir šiandien dienai tiesiog mums iškelti iš UK į Lietuvą mes tą norėjom padaryti, bet kai sužinom, kiek mokesčių Britanija už tai nori, nuo pakankamai nemažos vertės, tai būtų 10 milijonų eurų, dolerių, svarų, tai palikom ten.
Tai va, nors norėjom, reiškia, grąžinti pilnai Lietuvą, bet tiesiog dabar jau yra per brangu tą padaryti, tai dėl to tikrai skatinu visus verslus, kurie gal steigėsi, darykit holdingus ir pagrindinis bendrovės čia Lietuvoje tikrai galimybės yra kur kas didesnės, negu kad jos buvo prieš 10 metų. Tai va, bet taip, mes nebeapsimetėjom. Bet reiškia, tada galvom UK rinką. Va čia nuvažiuosim, pardavinėsim ir visa kita. Ir nieks nelaukia, kaip ir Latvijoje, kaip ir Amerikai, kaip ir Britanijai, nieks tas nelaukia. Ir priešingai, reiškia, pavyzdžiui, mūsų patirtis, kad JAV tu esi europietis. Aiškiai, yra Kinija, pigų, bet kokybė yra Europa, gerai. Ir ta prasme, o kur Europai, žiūrėkit, kai mes galvom apie JAV, ne? Ar mums yra didelis skirtumas ir įmonė iš New Yorko ir iš Alabamos? Tai amerikiečių yra... Tai yra amerikietiška įmonė. Va būtent, tai yra JAV verslas, tai amerikiečių taip pat yra Europos verslas, viskas, EU, Europos Sąjunga, kokybės ženklas, ne? Ir jeigu tu dar sugebi, tu ateini su kokybės ženklu, viskas, tavo, tas prieimimas ir pirminis požiūris yra toksai į tave. Tai va, tai tas buvo iš tiesų, nes, kas vėlgi Lietuvoje, UK irgi tas įvaizdis keičiasi Londone, bet, kas buvo lietuvis? Tai fabriko darbuotojas vagis tuo metu, ne, tipo 2-1. Dabar jau gal mažiau vagis, vis dar fabriko darbuotojas, bet, vėlgi yra ir tų sėkmingų, tas įvaizdis tikrai keičiasi, tai faina. Bet JAV mes visiškai neturim tos stigmos. Tai ir aš manau, kad, yra daug kitur, ne, mes naudokim savo europinį identitetą ir tai yra kokybės ženklas. Tai va, ir, vėlgi, skaitmeninis, tai tiesiog tu darai, tu eini tais kanalais skaitmeniniais, kurie yra beproto brangus, taip, tiesiog supratimui, galbūt tie, kurie veikia lietuviškų rinkoje, priklausomai nuo sezono, bet mums vienas paspaudimas Google ant mūsų reklamos kainuoja nuo $40 iki $60. Paspaudimas, ne mokantis klientas, ne kažką, tai tu turi, reiškia, 100 paspaudimų gauti, kad sukonvertuotum į vieną mokantį klientą. Tai ta konkurencija yra didelė, tik tai vėlgi tu darai tuos sprendimus ir bandai klysti, darai su santykinai pradžiai nedideliais biudžetais. O tai jūs turite dabar dar ofisą? Jau. Jo. Kažkiek darbuotojų, to prasme, kiek? 25-6 darbuotojai yra JAV, tai tikrai džiaugiamės, būdami ne amerikietiškas verslas įdarbinamas Lietuvoje lietuvius, bet lietuviai įdarbindami amerikiečius. Lietuviai, kuria gerai apmokamas darbo vietas ne tik Lietuvoje, bet ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Taip. Toks lozungas, antraštinis galėtų būti. Clickbaitas. Soundbaitas. Tai va, tai tiesiog sakau, tai ta patirtis tikrai nelaukia, bet niekur nelaukia ir darai, bandai ir tai yra įmanoma, ir va, kaip Domas paminėjo, ne Latvijoje 5 metai, ne, ir ar ten jau yra, reiškia, tai jau garantuota sėkmė ir vis dar jausmas, kad pirmieji žingsniai. Yra tikrai dar vienas skirtumas, kai tu darai va, tą fizinį biznį nuo to skaitmeninio ir tiek gamyba, tiek ir ta mažmenos tas tinklas, tai jis yra, ir tas prisipratinimas per mažmenos tinklą yra daug ilgesnis. O Lietuvoje, grįžtant prie to eksporto, tos irgi minties, tai aš manau, kad yra tam tikrų spąstų baldų sektorija eksporte, nes į mūsų irgi, kad žiūri, kad EU gera kokybiška darbo jėga, kuri vis dar pigiai kainuoja. Ir šitas burbulas jis po biškutį labai stipriai brangsta ir pastaraisiais metais tas brangimas yra labai akivaizdus ir ne tik, kad brangsta, bet ir trūksta tos darbo jėgos, kurie norėtų dirbti. Ir galbūt su tuo trūkumu ir alkio pradeda trūkti. Nes anksčiau būdavo, kad visi nori dirbti viršvalandžių, nori uždirbti pinigų. Šiandieną jie turi ne tik morką priekyje, jie turi morkos maišą namuose. Ir jie sako, aš nenoriu viršvalandžių, nesvarbu, kiek man mokės, nesvarbu, kad man dvigubas tarifas galbūt. Tai yra tas dalykas ir brangstant tai dalį gali būti, kad atsiras pigesnių šalių. Ir šitas eksporto, tas burbulas gali būti, kad jisai pradės blėst. Man yra tokia biški nuogastavimo. Ir dėl to kvieščiau, ta prasme, pagalvoti, kaip tie verslai daugiau galvotų apie pridėtinės vertės. Čia tai banaliai gal skamba, taip klišiškai irgi, bet nepardavinėti tik tai pigią darbo jėgą. O parduoti kažką, kompetenciją, produktą, kūrybą, kažkokią. Ar sakė emociją, ne? Tiesiai 10, net jeigu ir pasižiūrėtume eksporto tos skaičius, dabar tai baldai vis dar neatsigavę, bet pavyzdžiui, ten mikroelektronika išaugus ten lyginant per 10 metų, nežinau,
Beveik 400%, taip iš atminties sakau, bet ten crazy skaičiai. O ką mes dar, na, va irgi, kai apie investuotojus kalbam, Lietuva jau iš savo vertės pasiūlymų išiminėja darbo kaštus kaip pigią darbo jėgą. Negalim taip savęs pardavinėti, nesam. Tai pirmas dalykas, vėl pasižiūrėkime ir dabar šitą trečią ketvirtį atlyginimo augimas realus 11-12%, infliacija susitraukus, tai ta prasme jau ta perkamoji galia reikšmingai auga. Viena vertus, kaštai darbdaviam ar ne dėl augančių atlyginimų, bet kita vertus būtent tu turi jau galvoti apie vertę, apie tai, ką tu kuri, ne tik apie tą, mes niekada nebūsim tą fabrikų, kuris štampuoja ir verslo sėkmė. Ir rankom kažką, žinai, klijuoja. Eksportinė verslo sėkmė ir yra, auga kaštai, bet ir auga super pardavimai. Ir tavo pastatytas visas biznis ant augimo spiralės ir kol tu augi atitinkamų tempų nemažesnių kaip, tol tavo biznis vystosi ir teisinga linkme. Bet ką turime šiais metais, tai būtent minkštųjų baldų sektoriui, kurie mes irgi bendradarbiaujam, tai jie labai daug yra į Skandinaviją eksportuojantis, tai yra irgi populiarioji kryptis ir mes matom, jaučiam, girdim, tai kad apie 30% šiais metais kritimas yra būtent į tas šalis eksporto. Tai tu nebegali išlaikyti tų pačių kaštų, kad tu, pirmiausia, tai per darbo sąnaudas daryti. Pažįstu verslų, kurių produkto savikainoje darbo užmokestis sudaro net 50% dalis. Tai ką tai reiškia tas augimas būtent irgi to atlyginimo fondo, tai tu iš karto prarandi. Bet tai būtent jeigu yra pastatytas biznis ant kokybiškai, bet pigiai. Ir šitas dalykas jisai griūna ir gali būti čia dar visokių įdomių reikalų su baldininkais. Mes esam šiokia tokia, man atrodo, kryžkelėje apskritai dėl to, kad čia yra populiaru apie tai šnekėti, bet tai yra svarbi tema apie riziką įkliūti tuos vidutinių pajamų spąstus Lietuvai kaip valstybei. Nes mes pakankamai gyvenam jau pakankamai komfortiškai ir esam pagal daugelį rodiklių lenkiam netgi ir dalį pietų Europos šalių, kurios nelabai žino, kur yra Lietuva, bet mes jau juos esam aplenkę, jiems to nežinant. Bet tuo pačiu tam, kad išlaikyti tą tempą, tu turi transformuotis, nes mes galime įkliūti į tą vietą, kur mes jau pradedam gyventi pakankamai komfortiškai, kad tiek nebesistengtumėm ir tada to augimo tempo, to 40% metinio augimo kaip valstybė galim nebeturėti. Ir va čia yra ta riba, kur dalis valstybių yra įkliuvusios. Pietų Europa yra įkliuvusi tą vietą. Ir tenais tos transformacijos, to greičio, to alkio tokio, kokio mes turim, jie nebeturi. Ir šitoj vietoj, aš nesakau, kad mes dabar ten esam, bet mes turime daryti viską ir verslų, ir valstybės kontekste, kad mes nepakliūtumėm į tą vietą, kur mes jau pradedam taip maloniai atsisėsti kažkur per vidurį. Mes jau norim daugiau išeiginių. Išeiginių ir norim daugiau perskirstyti per biudžetą, kaip savaiminė vertybė. Kalbėjo apie tai. Aš irgi buvau ir Karoli, tu kažkaip ir priminėjai, mes lietuviai savo Europos sąjungoje narystę, tą visą integraciją, ekonominį augimą visą laiką siejam su progresu. Bet Nerijus Mačiulis kaip tik verslo žinių konferencijoje parodė, žiūrėkit, bet yra ir regreso pavyzdžių. Ir ten yra Graikija down per 20 metų. Italija, jisai sako, Swedbanko skaičiavimais Lietuva pagal perkamosios galios paritetą pralenks 26 metais. Dar nesam pralenkę, bet aišku, jau toli graikus pralenkę ir berots gal ir ispanus jau. Ir portugalus ir dalį. Nors aišku, mus vis tiek žiūri kaip į rytų europiečius. Ir man visą laiką toks neteisingumo jausmas būna. Aš galvoju, bet pasižiūrėk, mesgi tokie ir skaitmenizuoti, ir tokie progresyvi šalies, kodėl jie vis dar mus taip mato, ne, kaip tokius, man taip visą laiką buvo, ypatingai politinės karjeros pradžioj. Ir dabar kažkaip trečiais ministravo metais ir galvokit jūs, ką norit. Mes dirbam, mes pasakojam savo sėkmės istorijas, mes čia gerai gyvensim, gerai ir gyvenam, ar ne? Ir jau, kaip jau jūs nenorit, taip ir galvokit. Aš noriu tave paprovokuoti. Važiuojam. Į pabaigą jau. Pabaigą. Jeigu mes padarytumėm tyrimą ir paklaustumėm, ką Lietuva galvo apie Rumuniją, kaip apie valstybę. Ir kaip mes matom, nepaisant to, kad patys esam kabutėse rytų, šiaurės europiečiai, bet ką mes galvom apie Rumuniją.
Ir realiai Rytis neleis man sumeluoti, Rumunija yra didžiulis tech hubas su vienaragiais, su IT, su automotive, labai automotivu. Bet mes turim ir patys pripažinti, kad ir mes truputėlį į dalį valstybių irgi truputį turim tokio itališko ir pietietiško. Nu, tai mes va čia jau Lietuva versus Rumunija versus Bulgarija, kokia Makedonija, Moldova. Nors tos šalys pagal BVP rodiklius galbūt mūsų ir neaplenkia, bet jos lygiai taip pat turi didžiulius IT verslus, ekonomikas ir visa kita. Tai šitoje vietoje turbūt mums reikia tiesiog per daug negalvot, ką apie mus galvoja ir tada tiesiog daryti savo darbą, nes turbūt kiekvieno vokiečio, prancūzo dušė neįlysi ir jie vis tiek, turbūt prancūzas sėdėdamas nekūrenamai pirkeliai su vyno taurės vis tiek galvos, kad yra geresnis už visus kitus. Bet tai nereiškia, kad mes neturim judėti. Ir Kaušrinė sakai, tai man atrodo, tai tas, žinai, čia va tai irgi to tokio truputį mes iš mažos šalies gal ar kažkaip to ne visavertiškumo turim ir, nu ir let it be, kad šitas Eastern European būtų the new cool. Bet jau ir tampa. Ir viskas gerai. Nu, jo, bet ir dideli dalykai per naktį jie nepasidaro. Čia tų greitų pergalių. Vienas paskutinis pavyzdys, truputį gal pralinksminės prieš porą metų, o gal ir jau seniau čia greit laikas tas bėga, buvo berods ar tai medikų studentai kažkurioje televizijos laidoje ir studentas sako, mes turime lygiuotis į tokias šalis kaip Estija, o ne į kažkokias Latvijas. Ir tai viena vertus parodo tiek daug, ką lietuviai, nu ne lietuviai, tikrai negalim sakyti, kad visi, bet man atrodo visos šitos šalys šiaip labai panašios, Lietuva, Latvija, nu tikrai labai panašios, bet kažkodėl net per percepcija ar ne to studento, jau atrodo, kad čia Estija tai yra cool, o Latvija kažkas ne to keista. Mane šiek tiek nustebino. Nekeista, bet aš ir net keista, žiūrėk, aš apie ką kalbėjau, koks valstybės indėlis gali būti didžiausias. Žinomumas, ne? Va, būtent Estija yra labai gera PR agentūra, šalis lygų PR agentūra. Viskas, Estija yra cool, pasaulyje jie tą žinutę transliuoja. Visais frontais. Media, važinėja politikai, prezidentas dirba tam temą ir panašiai. Ir taip dirba 20 metų, keičiantis vyriausybę. Va, būtent, ir jie suprato įvažią šitą. Nuo centro partijos iki liberalų partijos. Reiškia, Domas neleis sumeluoti, aš nežinau, ar taip jau labai lengva to Estijoje verslą daryti. Oi, ne. Va, būtent. Nėra. Aš pats, ta prasme, nu, tai yra tokio marazmo. Jie labai, man atrodo, irgi gan uždarokinė, tam pirkais momentais jaučiasi, žinai. Būtent, ir mano paties patirtis, jo, jie, reiškia, pasiėmė įsteigti įmonę Estijoje labai lengva. Ček, tikrai taip, 10 minučių turi įmonė, ne? Bet po to, kad perrašytum 5% įmonės akcijų, tu turi važiuoti pas estų notarą dėti parašą. Nu, kažkoks marazmas, ne? Ta prasme, kad jo biurokratijos tikrai kai kuriuose šitose etapuose turi žymiai daugiau, bet jie apie tai nešneka. Nu, ir jau kai turi verslą, kai ten įklimpęs, pasispjaudai, bet darai toliau. Tai va, tai aš manau, kad va čia yra ta vieta, ko mes galėtumėm pasimokyti ir kur, man atrodo, va, vyriausybės indėlis iš tiesų galėtų būti, ką aš jau sakiau, ar ne? Tiesiog Lietuva yra faina, Lietuva yra cool, Lietuva yra protingų žmonių šalis, Lietuva yra darbščių žmonių šalis, nepigi. Ir to nereikia, kurkim aukštesnį pridėtinę vertę, kalbėkim apie tai, džiaukimės ir, trimituokim pasaulį. Aš už Rytį balsuočiau, jeigu jis eitų į politiką. Ačiū labai jums, buvo labai labai smagu, labai įdomu, tikiuosi, kad tai buvo ir tiems, kurie mūsų klausė arba mūsų žiūrėjo. Ir susiklausysim, susimatysim kitoje tinklalaidėje. Ate.